Nu, žodžiu, dar keletą žodžių apie tai, kas būtina, kas nebūtina daryti. O šiaip prisiminiau vėl apie tą naktinę meditaciją ir susidūriau su tokiu klausimu, ar reikia jos. Ir iš tikrųjų net negaliu įtikinti, kam tai reikalinga. Vat jeigu minusų vardinti, tai yra ten visa puokštė, tų minusų yra, o pliusų aš tiesiog nerandu nei vieno pliuso, dėl ko tai reikia daryti. Va, ir iškart iškyla klausimas, ar negalima jos daryti kitą dieną, pavyzdžiui, ten, va, nu, šeštadienį, sekmadienį, ar čia taip laiko nėra, kad, va, naktim reikia sėdėti. Tokie keisti klausimai kyla, kam to reikia daryti. Nes aš esu už tai, kad mes privalome daryti tai, kas nepatinka mum arba nenorime, todėl, kad tai atneša, nu, labai, jeigu tai atneša, reikėtų kitaip formuluoti, jeigu tai atneša kažkokią naudą į ateitį. Nu, pavyzdžiui, vat, sėdėjau visą naktį, meditavau, arba ten dar kažką visą naktį dariau ir už tai vienu žodžiu, kaip pasakyti, gavau daug pinigų. Nu, tai va čia iškart pliusas yra. Arba visą naktį meditavau ir už tai va kažkas va sveikata pagerėjo ten, ar kažkas dar atsitiko. O čia aš net nematau nei vieno, dėl ko pliuso yra, va, kaip pasakyti. Tai va toks pastebėjimas. Ir toks, nu, labai toks kartais didelis klausimas, dėl ko mes tada, vat, nu, naktim sėdim, vat, ar ne geriau tada, kai, pavyzdžiui, būtų kiekvieną dieną tai daryti, vat, nors ir po 15 minučių, vat, kasdieną. Ar vat taip reikia, kada leiskim vieną sykį ten į pusmetį arba į mėnesį, atėjai kažkokią praktiką, nu, tai jeigu sulygint būtų, vat, vieną sykį į pusmetį atėjai į sporto salę ir varai ten visą dieną pajuodęs iki nukritimo ir paskui vėl nebeini pusę metų. Nu, tai savaime aišku, juokinga, net kad čia jokių rezultatų nebus. Ir vat, šitas vat, taip pat vat, aš tą dalyką pažiūrėjau, kad vat, jeigu nėra naudinga visai, tai kam to daryti? Ir dar aš čia vat, ne tai, kad naudinga, sakau, kaip aš vien tik minusus iš to matau, vat, naktį sėdėti, dėl ko, kaip ten. Tai va tiek norėjau apie tai, kas naudinga, kas nenaudinga. Man atrodo, kad mes kartais nebesugebam įvertinti, kaip vat, kažkur ir dogmos kažkas pasakė, kad čia taip gerai nežiūrim ir važiuojam pirmin. Tai va tiek.